Kai krauščiausi iš beprotiško Londono į Portugaliją, tuo metu galvojau, kad keičiu savo lokaciją ir miestą, kuriame gyvenu. Ta diena dar nežinojau, kad su šiuo kraustymusi pasikeis mano kūnas, mano oda, mano savijauta, emocinė būsena ir netgi hormoninis balansas. Gyvenant čia, mano energija sugrįžo ir jaučiuosi tikrai sveikesnė. Įdomiausia dalis tai, kad tai nutiko ne dėl kažkokių brangių procedūrų, kurias pradėjau daryti, ar vartoti maisto papildus, bet dėl to, kad įsisavinau kelis labai paprastus portugališkus įpročius. Ir šiandien apie tai pasikalbėsim. Jeigu tau įdomu, kaip tu gali natūraliais būdais pagerinti savo sveikatą ir emocinę būseną, šis video skirtas tau. Ir labai kviečiu pasiimti puodelį kavos ar arbatos, peržiūrėti šitą video iki galo, nes video pabaigoje pasidalinsiu vienu dalyku, kuris visiškai pakeitė mano požiūrį į sveikatą ir grožį. Patikėk, tai yra tikrai ne tai, apie ką tu galvoji. Labas, mano vardas Rūta ir jeigu esi pirmą kartą mano kanale, tai labai malonu tave matyti. Čia aš kalbu apie sąmoningumą ir gyvenimą Portugalijoje. Pradėsiu nuo pirmo dalyko, kas pasikeitė mano gyvenime, tai kad iškeičiau viešąjį transportą ir automobilį į vaikščiojimą. Tai net jeigu man reikia kažkur eiti valandą ar dvi, aš pasiplanuosiu savo dieną taip, vietoj autobuso ar automobilio, aš tenai bandysiu nueiti. Ir kadangi esu mama, visur su savimi ėmuosi savo mažąjį sūnelį, tai yra papildomai vežimėlis ir dar 10 kg meilės. Tai tas mano pasivaikščiojimą dar tik apsunkina. Aš iš tikrųjų labai tuo mėgaujuos ir dabar jau žinau, kad kai einu vaikščioti, turiu apsirengti sportinius rūbus, nes dažniausiai sukaistu. Nes specialiai renkuosi kuo daugiau įkalnių, nuokalnių ir kaip žinia, Portugalija yra tikrai labai kalnuota šalis, bet pastebėjau, kad mano ištvermė pagerėjo ir netgi dabar, kai atsidarau sveikatos programėlę telefone, rodo, kad mano deguonies įsisavinimo lygis taip pat pagerėjo per šiuos paskutinius mėnesius. Sekantis dalykas - tai socialinės interakcijos. Kai tik atsikrausčiau Portugaliją, man buvo šiek tiek neprimtina, nes pati esu labiau intravertė ir tikrai niekada neisiu ir neužkalbinsiu žmonių gatvėje. Tai realiai jie mane kalbina, kur aš beičiau, ypač su mažu vaiku, žmonės dievina juos, pakalbins ir nusišypsos. Tai tas iš tikrųjų labai pakeitė mano emocinę būseną, nes dabar kiekvieną dieną žinau, jeigu aš išeisiu iš namų, kažkur su kažkuo pasikalbėsiu, išgirsiu įdomią istoriją, taip pat galėsiu pagerinti savo portugalų kalbos įgūdžius. Šitas dalykas, manau, turi ateiti iš tavęs taip pat. Tai net jeigu tu gyveni Lietuvoje ar kitoje šalyje, kur žmonės gal nėra tiek linkę šypsotis ir kalbėti su kitais žmonėmis, visą laiką tu gali eiti, nusišypsoti, pakalbinti ir bus ne tik gera tau, bet tikrai ir kitam žmogui. Kai atsikrausčiau Portugaliją, pastebėjau, kad pradėjau tikrai valgyti daug daugiau jūros gėrybių ir šviežios žuvies, nes čia yra galimybė nuvažiuoti tiesiog į miestelį prie jūros, kuriame bus valtis su žvejais, kurie gal prieš pusę valandos tik pagavo tą žuvį ir gali ten ją nusipirkti. Nebūtina, žinoma, važiuoti tau į paplūdimį, gali nueiti ir į prekybcentrį, kur gali gauti šviežios žuvies. Ir pastebėjau, kai pradėjau vartoti daugiau jūros gėrybių, jaučiu, kad mano oda labai susitvarkė. Sekantis dalykas yra sezoniniai vaisiai. Tai vietoj to, kad valgyčiau vaisius pagal norą, kad dabar yra lapkritis, noriu braškių ar aviečių, stengiuosi rinkti sezoninius vaisius. Tai pavyzdžiui, dabar yra lapkritis, gruodis, prasideda visų citrusų sezonas, tai mielu noru valgau kiekvieną dieną apelsinus, citrinas, greipfruktus ir jeigu net gaminu kažkokį patiekalą, tai stengiuosi naudoti vaisius pagal sezoniškumą. Pavyzdžiui, jeigu gaminsiu vištieną, pabandysiu marinatą padaryti iš apelsinų. Kas iš tikrųjų labai smagu, nes tokiu būdu mokausi naujų receptų, bet taip pat ir vartoju vaisius pagal sezoniškumą. Kitas dalykas, tai jaučiu milžinišką pokytį savo nuotaikoje ir emocinėje būsenoje, kadangi čia yra daug daugiau saulėtų dienų ir gaunu daugiau vitamino D, kuris yra būtinas ir privalomas mūsų nerviniai sistemai. Jeigu gyveni šalyje, kur yra šiek tiek mažiau saulės, tai irgi viskas su tuo yra gerai. Manau, yra svarbiausiai stengtis kiekvieną dieną išeiti į lauką ir netgi jeigu yra debesuota, ta saulė vis tiek prasiskverbia pro debesis. Vien prasivaikščiant pusvalanduką lauke tu jau jausies geriau. Šitas punktas prisideda prie pačio pirmojo, kuomet kalbėjau, kad reikia stengtis kuo daugiau vaikščioti, nes tokiu būdu gali gauti daugiau vitamino D. Atsikrausčiusi į Portugaliją, išmokau lėčiau valgyti. Nežinau kaip jūs, bet kai gyvenau Lietuvoje ir Londone, aš visą laiką skubėdavau ir net neturėdavau to nustatyto laiko, kad pietus, tarkim, 12 val. O vakarienė 6. Būdavo valgau, kada išeina, kas pasitaiko, kartais būdavo tai kažkoks gabaliukas sumuštinio ar kažkokie likučiai, bet niekad nebūdavo, kad atsisėdu ir sąmoningai valgau.
Tas Portugalijoje tikrai pasikeitė, nes žmonės čia labai religingai laikosi savo valgymo įpročių. Ir dabar kiekvieną kartą, kai valgau, stengiuosi nenaudoti jokių technologijų, neskrolinti, neatrašinėti kažkokios žinutės, o tiesiog būti tą akimirką ir sąmoningai jausti, kad aš valgau, žiūrėti tą maistą, jausti tekstūrą ir tiesiog sulėtinti tą akimirką, nes tai pastebėjau, kad tokiu būdu taip pat aš daug greičiau pasisotinu ir nebūna to nesąmoningo kišimo. Atrado kažkoksai tarsi ritualas ir aš dabar daug labiau laukiu tiek savo pietų, tiek vakarienės, labai atsakingai planuoju, ką valgysiu ateinančią dieną. Ir prie to paties norėčiau paminėti kitą punktą, kad Portugalijoje net nėra tos pusfabrikačių kultūros. Žinoma, galite įsigyti visko ir šaldyto maisto, bet turiu menyje, kad nėra tokių kavinukių kaip pavyzdžiui Londone Pret ar nepamenu net pavadinimo ar kažkokių sušių įsinešimui. Tai žmonės arba neši savo gamintą maistą į darbą, arba jie nueis tada į vietinę kavinukę, kurioje gal suvalgys tiesiog duoną su sviestu ir sūriu, bet vėlgi tai nebus taip blogai, nes tai yra duona iš daug geresnių ingredientų ir atrodo žmonės čia tikrai vartoja labai daug duonos, miltinių produktų, bet tikrai jie nėra kažkokie stambus, nes vėlgi viskas tai yra pagaminta daug natūralesniu būdu. Kitas dalykas, norėčiau pakalbėti apie kavą ir kavos vartojimą šioje šalyje. Tai čia tikrai nėra tos kultūros kavos įsinešimui. Irgi daug metų tiesiog būdavo bėgu į darbą, bėgu kažkur, bėgu susitikti su draugais, pasimsiu kavos įsinešimui, gersiu kavą, atrašinėsiu žinutę, gal kam nors paskambinsiu. Čia taip nėra. Jeigu tu net užeisi kavinukę pasimti kavos įsinešimui, gali nusivilti, nes vėlgi tau tiesiog įpils tą kavą į pirmą pasitaikiusi puodelį, kuris netitiks kavos dydžio ir žodžiu. Tai yra daug geriau skirti 5 minutės sustoti, nusipirkti kavos, atsisėsti, gerti iš normalaus keraminio puodelio ir tokiu būdu susikurti kažkokį kavos ritualą. Labai maloniai priėmiau šitą kultūrinį pokytį ir jaučiu naudą jo, kas man leidžia būti sąmoningesnė ir tiesiog būti toje akimirkoje ir grinai skirti dėmesį vienam dalykui. Tai manau yra daug sveikiau tiesiog atsisėsti, atsigerti kavos, gal pabendrauti su šalia sėdinčiu žmogumi, jeigu tuo metu atrašinėti kažkam ar skambinti ir būti tiesiog išsitaškiusi visas pusės. Kitas dalykas, tai pradėjau vartoti tikrai daugiau alyvuogių aliejaus. Turiu prisipažinti, kad daug metų vengiau aliejaus, bet tai gal buvo tiesiog stygius žinių, nes galvodavau, kad aliejus tai riebalai ir taip toliau. Bet kai kalbam apie alyvuogių aliejų, kuris yra natūralus, išgautas iš aukštos kokybių alyvuogių, tai yra vaistas. Tai aliejus man tapo nebe tik kažkoksai gaminimo ingredientas, bet taip pat ir vaistas. Tai realiai dabar aš stengiuosi bent kas antrą dieną ryte išgerti šlakelio alyvuogių aliejaus su citrinų sultimis, kas labai padėjo man sureguliuoti mano žarnyną. Ir pastebėjau, kad nebeturiu tokių pasikartojančių skrandžių skausmų, kadangi aliejus tarsi padegė skrandį apsauginę plėvelę. Ir taip pat aliejų pradėjau naudoti savo natūraliose grožio procedūrose, tai yra sudrėkinti odą ar netgi stengiuosi palepinti savo plaukus alyvuogių aliejaus kaukę. Ir paskutinis dalykas, apie kurį minėjau video pradžioje, tai grožio standartai Portugalijoje yra labai kitokie. Tai atsimenu, kai tik atsikrausčiau čia, pradžioje ieškojau susirasti nagų meistrą, blakstienų meistrą. Pradžioje net nusivyliau kokybę, kaip buvo atlikti mano nagai. Galvojau, nesąmonė, net nemoka čia normaliai grožio procedūrų atlikti, bet tada suvokiau, kad tiesiog nėra to poreikio. Žmonės, taip, tikrai yra moterų, kurios darosi ir nagus, ir blakstienas, ir visus kitus dalykus, bet tai tikrai nėra taip populiaru, kaip sakyčiau, Lietuvoje. Ir iš tikrųjų mane tas išlaisvino, ypač dar kai tapau mama, mano laikas yra labai ribotas, nes skiriu didžiąją gyvenimo dalį būtent savo sūneliui ir tokie dalykai kaip nagai, blakstienos tapo tikrai antraeilių dalyku. Tai išmokau mylėti save, kokia esu ir anksčiau man atrodo net gėdydavausi, jeigu mano nagai būdavo nepadaryti, bet dabar tiesiog jie yra tvarkingi, sveiki ir iš tikrųjų dabar matau grožį, matydama tuos vadinamus mėnuliukus savo nagose. Ir aš jau net nekalbu apie blakstienas. Aš neatsimenu, kada paskutinį kartą dažiausi blakstienas tušu ar dariausi kažkokį blakstienų priauginimą. Jaučiuosi laisva, kad nesu įsipareigojus kažkokiem vizitams. Ir iš tikrųjų man yra nuostabu gyventi šalyje, kur matau, kad moteris jos, kaip pasakyti, su tokia elegancija priema tą visą senėjimo procesą, kas yra visiškai normalu. Ir čia tikrai nėra jokios botokso kultūros, aš net nekalbu apie preventive botox, kur jau būna vos ne 20 metų merginos pradeda darytis procedūras, kad išvengti senėjimo.
kas man atrodo labai keista ir nesuvokiama, nes labai tikiu, kad senti yra gražu ir tai yra privilegija ir tai yra dovana, kad mes turim galimybę senti ir eiti per šitą gyvenimą. Tai tas tikrai labai nuėmė didelį svorį nuo mano pečių, jaučiuosi daug laisvesnė ir jaučiu daug mažiau spaudimo, kad darytis kažkokias modifikacijas ar grožio procedūrą savo. Tai labiau renkuosi natūralius būdus, natūralias metodikas, geriau investuoti daugiau pinigų į kokybiškesnę kosmetiką ir tokiu būdu puoselėti savo natūralų grožį. Ačiū labai, kad esi šiandien su manimi ir kad žiūrėjai šitą video. Tikiuosi pasisėmei kažko savo naudingo ir kažkokio įkvėpimo. Kaip visada labai kviečiu paspausti mygtuką prenumeruoti, nes kiekvieną kartą, kai pamatau naują prenumeratorių, būna labai gera ir labai malonu. Tas mane be galo motyvuoja kurti toliau ir kūrena mano tą vidinę kūrybinę energiją. Tai linkiu gražios dienos ir iki pasimatymo. Iki!